tiesiog palauk, tai gerai. Tuos tavus man padaunoja sesuo, niekas negaliu jų surasti. Kažkas valgė mano papuošalus. Pone Borisai, jie šveičia. Matote? Ant jūsų dėvaus valgė, gal kažką pamatykite. Čiagi nieks tai ne... Va, žiūrėk, tu žiūrėk, vaikas raudo. O, jie dar vykina. Na gerai. Nu, nieks nežiūri. Nesu nieko panašaus matęs, jis beveik aklas. Negaliu pasakyti, ar jis girdi. Kaulai rodo rimta, rita. Jo oda visiškai nevalinga, rankas ir pėtas sutaurėjusios. Tokios būklės. Tokios prastos sveikatos būna nenaujėgimas. O vyras ir visi besiruošti. Jie būna suskaitinio dar jiem neneigimus. Kieno jis? Tai matėte vaikas, jie turėjo neatsargų romaną. Parašęs vaikas, jam pasisekė mažiausiai, nes ir gimė šivas. Tokiems nepageidavimus, tokiems kūriniai yra įvairiausiai. Derinos burnos neiškaityksime. Ovalno fondas, nepaisant jų gerų ketinimų, jau ir taip mano, jog šį visą yra tikra galintinė, o kūdikis, sakėme, jog jam nedaug liko. Kūriniai, kai kuriems padarėms nelemta išgyventi. Ne, šiek mažytis yra tikras stebuklas. Tai jau tikrai. Tai daug ne toks stebuklas, kokį paprastai tikėti išvystęs. Dabar klausykite. Turime vieną svečią, kurį reikia pasakyti. Nu, blėsni. Netrukdžiu. Sveiki. Jo vardas. Benjaminas. Jis ligotas, tai mums visiems reikės gerai jo pasirūpinti. Kalbėsiu kūrė, tai ką kūrė negalėčiau pasirūpinti. Leisk man. O Dieve mano, jis atrodo tik po buvęs vyras. Čia dar nebuvo. Jam ankstyvas senėjimą. Taigi susitrauk. Gydytojas Rosės sakė, jog jam ligoje Tai dar nebūna. Nežinau, tarp. Pajėgus. Va. O, jis nusišypsojo. Pirmą kartą matau taip darant. Robertas sau skaičia linkėjimus. Ar taip protai įsikrausti? Žinau, kad pati negali susilaukti vaikų. Tačiau negali jo pasilikti, jis ne tavo, galbūt net ne žmogus.